prabėgo beveik mėnuo nuo to laiko, kai Juventus baigė savo sezoną. Sezonas sunkus, daug emocijų ir jėgų pareikalavęs sezonas. Ar turėjai laiko pailsėti, ar iškart teko kibti darbus ir kaip tas tarpsezonis prasidėjo tau? Jokingiausia buvo tai, kad paskutiniam rungtynėm pasibaigus užlipau į kabinetą dar emocijom netaušus ir Rolandas sako, žiūrėk, čia reikia, gal darom šitaip, gal čia šitą kitam sezonui. Sako, dok, tu man pailsėti 10 minučių, sako, dok, nors šiek tiek pailsėti. Tai iš tikrųjų mūsų tas toks darbas yra turbūt vadovų, vadybininkų ar kažkaip čia juos pavadinti, kad sezonas baigėsi ir sulik teisėjo švilpuku paskutiniu finaliniu jisai kitas prasideda. Tai tikrai jokio poilsio kol kas nebuvo ir gal ateityje šiek tiek pavyks jo susiplanuoti, bet kol kas tai reikia surinkti biudžetą, reikia vėl pervažiuoti visus buvusius rėmėjus, padėkoti jiems, pasikalbėti apie bendradarbiavimą ateityje. Vis tiek komandos formavimas, aišku, jis nenutrūksta viso sezono metu, bet vis tiek jisai vasarą ypač aktyvėja ir mes turime žinoti savo krepšelį, turime žinoti savo išlaidas, savo pajamas ir taip toliau turime susiplanuoti visus dalykus, kad tiek sporto direktorius, tiek trenerių štabas galėtų pradėti dirbti ties komandos formavimu. Tai nesinori šito nutemti kažkaip labai ilgai, todėl iškart kibom į darbus. Didžiąją dalį rėmėjų jau pavyko važiuoti buvusių rėmėjų ir džiugu, kad tie didžioji dalis rėmėjų sutiko ir toliau bendradarbiauti su mūsų klubu. Tai įrodo, kad mes turėsim tą šiokį tokį testinumą ir kad nenusivylė rėmėjai mūsų šito pasirodymu praeitą sezoną. Taip kad viskas yra neblogai, darbas vyksta gana sklandžiai. Na, o poilsis turbūt ateis kažkada vasaros antroji pusėje, tai kai galbūt jau turėsim ir komandos vizijos kontūrus ir visą kitą, tai ateityje galbūt ir pavyks šiek tiek pailsėti, bet kol kas taip. O kalbant apie praeitą sezoną, taip, iš tikrųjų sunkus, iš tikrųjų daug emocijų, galbūt per daug ir reikia pripažinti, kad galbūt buvo jų per daug, ypač pirmoji sezono pusėje. Tiek komanda, gal tiek aš pats asmeniškai turbūt sunkiai atlaikiau tą spaudimą kažkaip, kaip nebūtų keista. Kažkaip anksčiau lyg tai tų problemų ir neturėjau tokių, bet šiais metais iš tikrųjų tą gruodžio mėnesį viskas jau buvo arti perdegimo ribos. Na, bet paskui lyg tai antroji sezono pusėje pavyko nusiraminti turbūt tiek man, pavyko nusiraminti tiek komandai. Ir na, tie rezultatai nebuvo tokie jau tragiški, mes kaip ir gana stabilų tą žaidimą demonstravom, taip trečias ratas mums nesusiklosė, bet ketvirtam rate lyg tai grįžom atgal. Tikrai buvo daug vilčių prieš play-offus, prieš tą seriją, bet gaila, kad taip įvyko. Pralaimėjom bendrų 9 taškų skirtumų Lietkabeliui, kuris iškovojo medalius, su ko galima juos pasveikinti. Ruošimės kitam sezonui. Dirbsim toliau. Kokie pokyčiai laukia klubo titulinio rėmėjų klausimų, turint omenyje, kad netrukus įsigalios reklamos apribojimai lažybų bendrovėms? Situacija nėra džiuginanti ir jinai nėra lengva. Mūsų kontraktas su Uniclub baigėsi sulig paskutiniam rungtynėm praėjusio sezono. Abi pusės nori tęsti bendradarbiavimą, abi pusės kaip ir išreiškia norą dirbti toliau kartu, bet vėlgi laukiam tos Liepos 1 dienos, laukiam galutinių išaiškinimų ir pažiūrėsim, kaip bus toliau. Taip, tai yra šioks toks galvos skausmas ir nemenkas galvos skausmas, reikia pripažinti. Tikrai tas pavadinimas, ypač pavadinimas, nes didžioji dalis viso kito, tai kaip ir lieka ten nepakitę, galbūt tik reklamos laikas per televiziją, bet pavadinimas yra svarbi dalis to paketo, kurį mes siūlome tituliniam rėmėjui. Tai norėtųsi to išaiškinimo, laukiame to išaiškinimo, galutinio verdikto LPT, galutinio verdikto tiek įstatymų leidėjų ir žiūrėsime, kokiu keliu mes eisime. Turime nusimatę 2 variantus, vienas su pavadinimu, kitas be, 2 bendradarbiavimo variantus. Po Liepos 1 matysim, kuris įsigalios ir jeigu viskas liks nepakitę, tai aš manau, kad mes tikrai rasime tą bendrą sąlytį ir toliau dirbsime su Uniclub, bet jeigu ne, turbūt Uniclubas liks mūsų organizacijoje kaip galbūt didysis rėmėjas,
o titulinio rėmėjo paieško mes tada užsiimsim iš naujo ir mūsų pavadinimas, kaip sakant, atsidurs ant prekystalio. Žiūrėsim, kaip tikiuosi, kad to neprireiks, tikiuosi, kad tęsim bendradarbiavimą su Uniclub ir abi pusės toliau dirbsim kryptingai. Praėjusio sezono pabaigoje prie klubo administracijos prisijungė Rolandas Jarutis. Kokios jo atsakomybės ir koks jo vaidmuo organizacijoje? Rolandas yra patyręs žmogus, jisai yra patyręs tiek kaip sporto vadybininkas, tiek kaip sporto direktorius, tiek kaip treneris netgi, todėl jis yra tikrai mums labai naudingas komandai. Aišku, kai Rolandas yra komandoje, aš nebesu emocingiausias klube žmogus, tai šiek tiek perleis turiu etiketę kartelę Rolandui, bet jo patirtis, jo kontaktai, jo žinios mums tikrai labai padeda ir aišku, didžioji jo dalis yra komandos formavimas, tai yra sporto direktoriaus funkcijos ir jis tą darbą dirba jau nuo pat prisijungimo čia, nuo pat praėjusio sezono pabaigos. Vasarą, aišku, tas darbas dar intensyvesnis, tai tos pagrindinės funkcijos, bet jis taip pat tikrai prisideda ir ieškodamas rėmėjų, ieškodamas naujų rėmėjų, padėdamas bendrauti su potencialiais naujais rėmėjais. Tai manau, kad mes tikrai rasim tą bendrą ir randam dabar ir rasim ateityje tą bendrą kažkokį darbą, kuris tikrai bus naudingas mūsų organizacijai. Tai džiaugiuosi, kad Rolandas yra čia ir dirbam kryptingai kartu. Artėjant naujam sezonui vis dar daug neaiškumų dėl Lietuvos krepšinio lygos formato ir dalyvių skaičiaus. Kiek tai apsunkina pasiruošimą ir planavimą ir kada tikite sulaukti aiškumo? Atvirai pasakysiu, labai tai nesigilinam kaip organizacija, labai nežiūrime tai, kiek reikės rungtynių, tiek žaisim. Mus tenkina bet kuris formatas, kuris bus, bet suprantam lygos įsipareigojimus rėmėjams ir tikrai norėtųsi, kad tie įsipareigojimai būtų vykdomi. Tai aišku, norėtųsi tų 10 komandų, kaip bus, yra sunku pasakyti, ar pavyks ar ne. Kol kas viskas yra gana miglota, dėl to turbūt ir valdybos posėdėje Lietuvos krepšinio lygos nebuvo priimti jokie sprendimai, nes yra daugiau aiškumo nei žinomumo. Aišku, tas kortas labai sumaišė vilkų pasitraukimas, tai faktas, kad lygai dabar reikia ieškoti 2 komandų, jeigu buvo gana sunku surasti vieną, tai dabar surasti 2 yra dar sunkiau ir aš pilnai suprantu tas organizacijas iš nacionalinės lygos, kurioms per nepilnus 2 mėnesius reiktų perdaryti visą struktūrą, jau nekalbu apie finansų paiešką, bet visą struktūrą, visą organizaciją ir taip toliau, kas yra velniškai sunku. Tai suprantu ir tą medalio pusę, suprantu ir lygos pusę. Tai mums patiems, galbūt tiesiog sumažėjo komandų, padaugėjo lietuvių. Tai galbūt šitoj vietoj šiek tiek, bet kad kainos būtų lietuvių apkritę ar kažkas, tai tikrai kol kas rinkoje to nepastebim. Nežinau, mes tikimės, kad viskas įsispręs gerai, kad lygai pavyks rasti tuos sprendimus, o mūsų darbas yra palaikyti lygos sprendimus, padėti lygai. Tai mes tikrai esam pasiruošę, sakau, padėti tiek vienu, tiek kitu, tiek trečiu atveju, bet koks formatas, kad bebūtų. Tai ruošiamės, niekas kol kas didelės įtakos neturi, tas visas reikalas didesnės įtakos mūsų pasirengimui neturi, mes tiesiog dirbam ties komandos komplektaciją, ruošiamės žaisti ir tiek. Juventus klubas vėl pakviestas dalyvauti Čempionų lygos atrankos turnyre. Įvertinus varžovus, turnyro formatą, kokie komandos tikslai būtent Čempionų lygos atrankoje? Aš kaip ir sakiau, aš tikrai taip galvoju, kad ir aš pats taip jaučiuosi, kad man tikrai yra didelė garbė, kad mūsų organizacija, kad mūsų klubo logotipas yra šalia tų tokių komandų kaip Mursija, kaip Reggiana, kaip Bursaspor, berods, jeigu gerai atsimenu, kaip Šolė ir daugelis kitų tenai tikrai gana didelių klubų ir gerų žinomų Europoje klubų. Tai mums vien jau tai, kad mes esame šalia jų, tai aš manau, kad mūsų nedideliam miestui tai yra tikrai garbė ir kad uteniškiai turėtų tikrai džiaugtis ir didžiuotis tuo, kad mūsų organizacija gavo tą kvietimą, nes buvo ir daugiau norinčių iš Lietuvos komandų dalyvauti atrankoje. Tai
Taip, aišku, mūsų sportinis principas gal buvo aukščiausias pagal išdėstymą praeito sezono, šio sezono pasibaigusio turinio lentelės, bet vis tiek Čempionų lyga pasirinko mus nebe pirmi metai, vadinasi, mes turime šiokį tokį jau vardą toje organizacijoje, šiokį tokį požiūrį teigiamą į mūsų organizaciją, tai yra smagu. Faktas, kad tikrai nebus lengva toje atrankoje, kaip pernai nebuvo lengva, taip tikrai nebus ir šiemet lengva, 24 komandos, tik 3 kelialapiai, tai tikrai daug norinčių, daug gerų komandų, daug stiprių komandų, bet aišku, mes tikslą turim visada tik vieną, mes norime dalyvauti pagrindiniam turnyre, norime atvežti Uteną Čempionų lygą. Aš manau, kad mūsų krepšinio mėgėjai tikrai nusipelnė tarptautinio turnyro ir jisai paskutinį kartą buvo gana seniai jau. Praėjo tikrai nemažai metų, turbūt berods kokie 8 metai, 7-8 metai, kai mes neturim tarptautinio turnyro, neskaitant Šiaurės lygos, kurioje užpernai dalyvavom. Tai tikrai norisi to ir aš manau, kad mes būsim pasirengę tai atrankai, mes būsim susikomplektavę, aš manau, kad mes susikomplektuosim įdomiai, kiekvienais metais mes susikomplektuojam įdomiai. Tai būsim pasirengę ir darysim viską, kad mes patektume į tą pagrindinį Čempionų lygos etapą, o kaip bus, tai bus. Pamatysim, bet faktas, sakau, vienas, kad ambicijos tikrai nemažėja ir mes tikrai norim dalyvauti Čempionų lygoje ir jeigu mes dalyvavom atrankoje, tai faktas, kad mes nevažiuosim ten turistauti, nežinau, kur ta atranka šiemet bus, ar vėl Turkijoje, ar kažkur kitur, bet mes nevažiuosim ten tikrai turistauti, mes važiuosim kautis dėl kelialapio. Tai ar pavyks ar nepavyks, pamatysim su laiku, bet aišku, visų pirma, burtų reikia sulaukti, pažiūrėsim, kokie burtai, kaip sukris mūsų tas kelias link tos Čempionų lygos. 8 komandos greičiausiai bus grupėje, tai, ne grupėje, bet tam vienam pogrupėje, pavadinkim taip, tai iš 8 komandų pateks tik viena, tai pažiūrėsim, kokios likusios 7 komandos bus šalia mūsų, tada gal koks aiškesnis vaizdas susidarys, bet sakau, kartelės nemažiname ir tikrai norėsim būti ketvirti. Ketvirtį, sakau, o pagrindinėme etape. Komplektacijos darbas pradėjot nuo trenerio, Kęstutis Kemzūra lieka prie komandos vairo. Kodėl buvo priimtas toks sprendimas? Treneris visų pirma, tai yra Kęstutis, yra vienas geriausių turbūt Lietuvoje trenerių, vienas autoritetingiausių, vienas didžiausią patirtį turinčių Lietuvos trenerių. Tai kaip ir pernai sakiau, kad mums buvo tikrai garbė, kad jis atvažiavo vidury sezono, kad jis atvažiavo padėti mūsų organizacijai. Tai mums nepavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų, bet norim duoti Kęstui šansą dirbti nuo sezono pradžios. Norime, kad jisai dalyvautų komandos komplektacijai, norime, kad jis susirinktų sudėti tokią, kokios jisai nori pagal savo žaidimo braižą, pagal savo žaidimo filosofiją. Na ir tada aš manau, kad mes galim siekti tam tikrų įdomių rezultatų. Tai tikrai noriu padėkoti treneriui, kad jisai sutiko likti dar sezonui pas mus, kad jis sutiko treniruoti mūsų komandą. Susitarėm gana greit, nebuvo ten didelių labai kažkokių diskusijų ar kažko tai. Treneriui patinka, treneriui tinka Utenoj, mums patinka su treneriu dirbti, tai aš manau, kad mes rasim tą bendrą tikslą ir dirbsim dėl tų rezultatų, kurių mes čia visi Utenoj norim. Tai tiesiog tikrai, sakau, gero lygio treneris, aukšto lygio treneris, su puikia darbo etika, su tikrai labai profesionaliu požiūriu į savo darbą. Tai yra tiesiog geras treneris. Tiesiog. Sutartis su komanda šiuo metu turi Šarūnas Beniušis, Evaldas Šaulys ir ką tik mokyklą pabaigęs Titas Didžgalvis. Ar jie visi liks komandoje, ar galbūt yra dar žaidėjų, kuriuos siekėte ir planuojate išlaikyti kitam sezonui? Šaras su FK jie turi sutartis, tai manau, kad jų buvimas čia nediskutuotinas. Titas baigė mokyklą, greičiausiai išvažiuos studijuoti, yra susidomėjimas iš kelių nacionalinės lygos komandų, nors su Titu mes dar turim 3 metus į priekį sutartį, bet neatmetu tokios galimybės, kad mes paskolinsim Titą nacionalinės lygos komandai. Norėtųsi, kad jis gautų daugiau žaidimo laiko, norisi, kad jis tobulėtų. Tas vaikas tikrai turi viską, ką reikia būti gerų krepšininkų, gal čiučiutūgą tik reikėtų dar kelių centimetrų, bet tai jis gali kompensuoti kitais dalykais. Tai norėtųsi, kad jis gautų to žaidybinės praktikos, žaidybinės patirties daugiau, ne tik kad RKL B divizione, kuriame mūsų dublerių komanda žaidžia. Tai neatmetu tokios galimybės, kad tikrai Titą galbūt mes ir paskolinsim į nacionalinę lygą. Dėl išlaikymo
kitų praėjusio sezono žaidėjų. Tai taip mes kalbam, mes diskutuojam, mes dėliojamės, bet pirmą norėjusi pabaigti susitarimą su vyr treneriu, susirinkti trenerių štabą ir tada pradėti jau tuos galutinius taškus, bet faktas, kad sakau, tos pokalbiai su agentais, tiek su pačiais žaidėjais, jie vyksta viso sezono metu ir vyksta tarp sezonio metu visada. Tai mes palaikom tikrai tą pulsą, mes palaikom tą pokalbį, dialogą tarp agentų ir žaidėjų. Ir kai jau dabar turime komandos vyr trenerį, manau, kad tie reikalai pajudės, tikrai neatmetu galimybės, kad iš praėjusio sezono vienas kitas žaidėjas gali likti mūsų komandai. Bet, turbūt reikia ir pripažinti tai, kad mūsų tokia dalia, tų mūsų mažesnių klubų, kad tos sudėtys dažniausiai jos iš pagrindų keičiasi sulig kiekvienais metais. Tai turbūt kažkokio didelio stebuklo ir šiais metais nebus ir vis tiek didžioji sudėties dalis bus nauja. Tai faktas, kad turėsim performuoti komandą. Nieko naujo, kaip sakant, nieko katastrofiško, toks yra mūsų darbas. Ir kiekvienais metais, kiekvieną vasarą mes stengiamės tą darbą padaryti geriau. Tai šiemet neišimtis jokia. Kokia yra šio sezono komplektacijos strategija, kurios pozicijos šiuo metu yra prioritetinės ir kokį komandos veidas ir gali tikėtis pamatyti? Tai faktas, kad 1-5 pozicijos jos yra kertinės krepšinį, tai čia nieko nuostabaus, nieko aš turbūt nepasakysiu išskirtinio. Turbūt jos ir mūsų komandos branduoly modelyje bus kertinės, tai aš kaip ir prašiau Rolandas, kad norėčiau bent vieną mažiuko, kuris 1-1 gali gerai žaisti prieš didelį, nes pernai mums to labai trūko ir prie besikeičiančios gynybos, kas dabar pastaruoju metu LKL yra turbūt dominuojanti gynyba, tai mes tikrai turėjom problemų, tai norėtųsi tikrai gerai žaidžiančių 1-1 įžaidėjų ir 1-2 gal pozicijos žmonių. Tikrai manau, kad didžioji dalis šių pozicijų krepšininkų bus legionieriai ir matant rinką. Šiais metais, jeigu, čia turbūt kaip Palangos verslininkai, žinot, kai sako, kad buvo bloga vasara, bet kita vis tiek visada būna dar blogesnė, tai mums lygiai taip pat su lietuvių rinka, turbūt, jeigu jau pernai sakėm, kad kainos kosminės, tai šiemet jos dar kosmiškesnės gaunasi. Ir bus tikrai sunku išlaikyti tą lietuvių branduolį, kad komanda sudarytų lietuvių branduolys, tai aš manau, kad vis tiek 4, 5, o galbūt ir 6 legionieriai komandoje bus, 5 turbūt tas yra optimalus skaičius, visa kita bus lietuviai, tai turime nusižiūrėję tą modelį, susigalvoję savo galvose, su Rolandu susidėlioję modelį, kokią komandą mes norėtume matyti, kokius žaidėjus plius minus, kokio profilio žaidėjus mes norėtume matyti. Ir jau ir dabar, kurį laiką dirbam ties to, žiūrim, peržiūrim, tikrai legionierių yra begalė, labai daug ir tikrai didžiulis darbas yra juos visus peržiūrėti. Tai aišku, čia Rolandas susima to labiau, bet aš irgi kartais užmetu akį savo nuomonę, pasakau tam tikrus žaidėjus. Tai vienintelis dalykas, ko tikrai norėsim kitą sezoną daugiau, tai yra agresijos aikštelė. Tai faktas, kad šito tikrai norėsim daugiau. Norim piktos komandos, norim alkanos komandos, norim agresyvios komandos. Ką parodė šiemet ir ką rodo ir LKL finalai. Ir kad būtent tas agresyvumas, tas noras, ta emocija, jinai yra labai svarbi ir kartais užgožia netalentą. Tai mes norim tikrai šito kitais metais ir norim tokios komandos, kuri tiek pati būtų užsivedus aikštelį, tiek užvestų ir šitas tribūnas, kurios yra čia ir kur žmonės renkasi žiūrėti rungtynių. Tai tikrai norisi charakterio kitais metais ir dirbsim ties to, kad kuo daugiau to charakterio ten atvežtume. Kartais galbūt aukojant talentą. Kalbant apie tikslus, ar jau turite nusistatę tikslus artėjančiam sezonui, ar apie tai kalbėti dar anksti? Tikslai, jie aišku, pasimatys sulig komandos komplektacija, bet aš labai viliuosi, kad mūsų biudžetas bus bent jau nemažesnis ir mes dirbam ties to, kad jis būtų bent jau nemažesnis. Tai ir tos ambicijos mes tikrai nežadam mažinti kažkiek. Aš nenoriu kalbėti apie ketveriukės, apie kažką, nes
jeigu pasakom, kad mūsų tikslas 4 ir paskui liekam 5 ar 6, tai visi pradeda kalbėti apie tai, kad tragiškas sezonas, o jeigu pasakai, kad tavo tikslas 8 vieta ir užimi 5, tai paskui visi sako, kad tai fantastika. Tai norim pasirodyti kuo geriau, mes puikiai suprantam, kad nelikus Vilkams vieta 4 atsilaisvino viena, nes nors Vilkai šiais metais ir nebuvo 4, bet vis tiek aš juos laikau 4 komandą, man tai yra 4 komanda ir taip, jeigu ten atkrintamosios jiem nepavyko 4-finalėje, bet tai buvo tikrai 4 komanda. Tai viena vieta 4 atsiranda. Faktas, kad tų pretendentų į tą 4 bus tikrai daug. Ir Šiauliai, ir Klaipėda, ir ta pati Jonava turbūt tikrai ambicijos nemažins ir mes. Tai žodžiu, bent 4-5 komandos, neaišku, kas dar ateis iš kitų komandų 90. Tai tikrai manau, kad turbūt tie Kėdainiai, neaišku, jie dabar persiformuos, trenerių nelikus, bet ambicijos jie irgi nestokoja niekada, tai tikrai tos komandos irgi negalima nuvertinti. Tai žodžiu, visi turbūt ne tie, kurie ne top 3, bet visi likę, jie bus pretendentai į tą 4 vietą, tai konkurencija bus didžiulė, konkurencija bus labai sunki, kaip čia pasakyti gal, bet faktas, kad mes būsim vieni iš tų, kurie norės būti tam 4, kurie sieks tos vietos 4 ir aš manau, kad mes turėsim įrankius tam, kad mes būtume konkurencingi dėl to tikslo. Tik reikia dabar tos įrankius visus surinkti į vieną vietą ir gražiai sudėlioti savo lentynės, o tada jau žiūrėsim, kaip viskas bus. Prasidėjo abonementų prekyba, kaip vertinate uteniškių susidomėjimą ir aktyvumą šiuo klausimu? Tai iš tikrųjų mane maloniai stebina tai, kad aš nenoriu vėl sakyti po blogo praėjusio sezono, po tokio vidutiniško praėjusio sezono abonementų pardavimo tempas yra žymiai didesnis nei prieš praeitą sezoną, kai čia mus visi liaupsino žiniasklaida ir sakė, kad mes čia būsime jau vasaros favoritai kažkokie. Tai man labai smagu, kad žmonės mus palaiko, kad žmonės nuo mūsų nenusisuka. Tikrai yra jau žmonių, kurie eilę metų perka savo vietose abonementus, visą kitą, bet yra ir žmonių, kurie turbūt prisijungia iš šono. Tai tikrai labai dėkoju, kad tie žmonės palaiko ir tai yra viena iš tų motyvacijų dirbti ir stengtis ir vasarą ruoštis artėjančiam sezonui. Faktas, kad abonementų įsigijimas turbūt yra ir finansiškai naudingas, nes tai tikrai gerokai leidžia sumažinti, žiūrint, jeigu į bilieto kainą, jeigu vienų rungtynių kainą, tarkim, jeigu pirktum pavienius bilietus. Šiais metais mes priėmėm sprendimą nekelti abonementų kainų, nors viskas visur brangsta ir taip toliau, bet mes nusprendėm, kad mes paliksim tas pačias kainas ir taip tarsi ir atsidėkodami žiūrovam už tą palaikymą, už tą požiūrį į mūsų klubą, kad mes neapkrausime jų tikrai dar didesnė finansinė našta. Ir mums svarbu, kad jie ateitų. Mums svarbu, kad jie ateitų, kad jie būtų arenoje, kad jie kurtų atmosferą, kad jie kurtų palaikymą, tokį, kokį jie kūrė, tarkim, paskutinėse rungtynėse su Lietkabeliu. Iš tikrųjų, teko ir per televizorių po to grįžus atsisukti, tikrai fantastiškas vaizdas arenoje, fantastiška atmosfera. Gaila, kad mes tos atmosferos nepavirtėm pergalę, bet aš manau, kad emocijos netrūko. Tai tie, kurie dar neįsigijo abonementų, tai tikrai kviečiu tą padaryti, nes ta emocija, kurią mes bandom suteikti, ten 30 kartų per metus, per sezoną, tai yra turbūt tikrai verta tų kelių eurų, kurie kainuoja, jeigu perkat abonementą ir dalinat į rungtynių kainas. Tai tų kelių eurų jinai tikrai turbūt verta. Tai kviečiu tikrai ateiti, įsigyti abonementus, mus palaikyti. Mes kaip visada, mes bandysim būti kovingi, emocionalūs ir padaryti reginį, kuris teiktų jums malonumą ir pasididžiavimą, kad esate uteniškiai.